Labą dieną. Čia atėjo vaizdinės priemonės dvi. Šnekėjom visą dieną apie ką? Apie amžėjimą. O mes jau atėjom su amžiumi įgyvendinę, pritaikyti visus jūsų atliktus tyrimus. Esam praktiškai pritaikyti. Ir jūs matote tausenėjimo akademiją. Tausenėjimo akademija. Su manim šalia yra, Sauliau, nesuklyč pasakydama, kad įkvėpėja, iniciatoriai irgi šitos konferencijos. Jie kartu, kadangi profesorius Saulius pas mus skaito paskaitas ir mus įkvėpė ir vat kartu su Viktorija. Su Viktorija šitą, reiškia, tą konferenciją organizavom. Brangieji, pasenti didelio meno nereikia, bet nugalėti senatvę yra menas. Ir šito meno mes mokomės. Mokomės 3 amžiaus universitete. 3 amžiaus universitetas, jūs žiūrėkit, ten skaitykit, aš jums tik iliustruosiu. 3 amžiaus universitetas tai nėra tik institucija. Nėra. Teikiant neformalaus švietimo žinias. Čia yra erdvė, kur susirenka žmonės, sulaukia tam tikro amžiaus, mes priimam nuo 50+, bet mūsų daugiausia vidurkis yra 70-75. Ir lapkričio mėnesį švęsime vienos klausytojos 100 metų, kuri išleido dabar 5 knygą. Galit ir paploti. Tai kaip matot, senatvė ne liga ir su ją reikia labai gražiai gyventi. Mes 3 amžiaus universitete šitoje erdvėje atrandam vienas kitą. Atrandam savo bendraminčius, su kuriais mes galime dalintis. Labai gražiai šiandien paskaitose buvo kalbama, kad labai svarbus socializacija, labai svarbus būrys, kad mes susėstume prie vieno stalo. 80% pagyvenusių žmonių yra vienišiai. Ką reiškia vienišiai? Bet vienatvė, jūs pati irgi buvo čia kalbėta, kad trumpina mūsų gyvenimą. Mūsų 3 amžiaus universitete nėra vienišių. Visi yra pastebėti, visi yra reikalingi ir visi yra įkvėpti kažkokiai tai veiklai. Ir sakysim, mūsų tikslas yra, kad kiekvienas pagyvenęs žmogus būtų laimingas. Ką reiškia būti laimingam? Laimingas žmogus, kada jis yra reikalingas. Laimingas žmogus, kada jis yra saugus. Laimingas žmogus, kada jis yra suprastas. Laimingas žmogus, kada jis turi savo bendraminčių. Ir jūs neįsivaizduojat, kaip pasikeičia žmonės mūsų universitete. Šalia manęs yra sveikos gyvensenos fakulteto dekanė. Jin labiausiai mato, kiek susirenka ir kaip jie nori išgirsti. Labai šiandien buvo daug pažįstamų veidų, kurie mus švietė, kurie mums kalba apie tai, kaip gyventi. Mes žinom, senatvė ne liga, ne? Tai kad 10% tik tai priklauso nuo mediko, 20% nuo paveldėjimo, 50% nuo mūsų gyvenimo. Ir todėl mes organizuojame tą gyvenimą taip, kad būtų smagu. Ir kada man paskambina ir sako, rektorė, priimkit mane vidury mokslo metų pas save. Sakau, neapsimoka, mes gyvenam iš mokesčio, 50 eurų reikia sumokėti. Sako, jūs gydote, girdėjau, depresiją. Sakau, aš ne medikai, negydom. Iš tiesų pas mus depresijai laiko nėra. Mes einam, keliaujam, visur mūsų yra pilna. Ir šiandien čia sėdėjo, nueinam į Kazimiero bažnyčią, ten koncertai. Visur mūsų yra pilna. Svarbiausia judėjimas. Čia jau dekanė galėtų pasakyti, mes judame nuo pirmadienio iki sekmadienio. Pirmadienį, kai prasideda linijiniai šokiai, o sekmadienį Vingio parke baigiam su šitą gražuolę Sigitą disko golfą. Visur. Ir suprantat, ir sveiki,
ir nėra dejuojančių, nėra vaistų naudojančių, nėra kalbančių apie ligas, kad čia skauda, čia neskauda. Visi tik tai galvoja, kur pašokti, kur nueiti, kur koks renginys. Brangieji, aš noriu paprašyti, gerbiamas profesorius yra Seime, kad mus išgirstų, kad mus pasakytų, kokie mes esame svarbus. Mes siekiame, kad tas žmogus, kiek galint ilgiau išbūtų savo aplinkoj, kad nereikėtų slaugos namų, kad nereikėtų ten visokių tų procedūrų. Prevencija, daktarė Montvilienė mėgsta sakyti, Vidūnas kaip pasakė, geriau prevencija, geriau sveikatą saugoti, negu ją paskui, negu ligas gydyti. O matot, kaip mes susikukavusios esam, todėl, kad mes vienodai mastome. Ir jūs patikėkite, tokia konferencija kaip šiandien, ji turėjo lūžt. Ir dar kas mane labai džiugina. Mane džiugina, kad yra šiandien daug jaunimo. Kad jaunimas supranta, kai jie pasens. Kad jaunimas supranta, kai jie bus tokie pat kaip ir mes. Mes esam jauni, mūsų pajėgumai yra dideli. Ir norim, ir galim. Ir mes sakom ir prezidentui, paimkit mūsų patariamuoju balsu. Gal nebus tiek tų piktumų, tokių. O matyt, piktumai ir baimės, kiek mums sutrumpina amžių. O kada yra su meilė, yra santarvė ir, sakysim, mes bendraudami, mes naudojamės kitomis vertybėmis, mes naudojamės pasitikėjimu, mes naudojamės atsakomybę, mes naudojamės meilę. Meilė pagrindinis mūsų stimulas. Su meilė kiekvieną darbą. Ir kodėl man davė šiandien 5 minutės tik kalbėti, aš galėčiau kalbėti čia pusę valandos ir valandą apie 3 amžių universitetą. Noriu pasakyti, žmogau, jei nori būti žemėje laimingas, su šypsena aušra sutik ir kiekvieną tau pavestą darbą su didelė meilė atlik, kaip mes su Viktorija mylime savo 3 amžiaus universitetą. Kviečiam, ateikit, mokykitės pas mus šito pozityvumo, šito reiklumo. Ir šiandien man viena lektorė nepatiko. Nepatiko, kuri kalbėjo apie mirtį, kad visi mirsim. Aišku, mirsim, bet geriau apie ją nekalbėti. Kad 35 metai jau yra vidurvasaris, kaip sako, nereikia tai kalbėti. Aš turiu, kada 45 metai dar yra jaunystė. Taip, kad geros sėkmės ir ačiū profesoriau, kad pakvietėte ir senjorus.